Tai, kaip sakoma, kraujuojanti tautos žaizda ir apeliuodama tauta į pasaulio nuomonę nori, siekia, reiškia tvirtą valią, kad šitie 50 metų trunkantis Lietuvos prievartavimas baigtųsi. Ta pačią dieną po pietų Kalnų parke susirinko 14 radikaliausių Lietuvos judėjimų rėmėjai, keli tūkstančiai žmonių. Savo kelią ten baigė ir Hitlerio Stalino iškamša. Radikalai mitingą surengė atskirai, nesutarę su Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiu. Savo mitingą sąjūdis surengė Baltijos kelio išvakarėse, tame pačiame Kalnų parke. Mes frazuojam, tauta abejinga kitų nelaisviai negali būti laisva, todėl vakarų Europą, bendra į Ameriką iš viso neturi teisės laikyti save nepriklausomą valstybę, laisvą valstybę. Vergai jie didesni už mus. Savo mitingą sąjūdis surengė Baltijos kelio išvakarėse, tame pačiame Kalnų parke. Dalyvavo apie 70 000 žmonių. Pajudėjo į Baltijos kelią. Niekas jokių teisių neturi duoti. Teisės turi ir žmonės, ir tautos. Teisės tik tai gali būti pamintos, jos gali būti atimtos, bet ir tada jos tebėra kaip teisės. Jas tik reikia vėl susigrąžinti ir vėl įgyvendinti. Tas teises žmogui ir tautai duoda matyt prigimtis, jų buvimas šitame pasaulyje. Arba, kaip pasakytumėm, kaip tikintieji, Dievas duoda, ne veltui didis krikščionybės filosofas aiškino, kad tautos tai Dievo mintys, skirtingos, įdomios Dievo mintys. Ir kas gali pasikesinti, pakelti ranką prieš Dievo mintį? Aišku, kad tik tai šėtonas. Ir didžiam kaimynui rytuose ir pasauliui pasakėm, kad norim gyventi kaip žmonės. Įvardinimas mūsų siekimo tebūna laisvė.
radiją turite, ne? Lietuva pajudėjo į Baltijos kelią. Automobilių srautai liejosi vienas į kitą ir per sankryžų slenksčius vėl skaidėsi į skirtingas puses. Galiausiai iš ilgai Baltijos kelio išsirikiavo apie 60 000 automobilių ir autobusų. Jis kreipėsi į visus važiuojančius iš Vilniaus. Padėtis prie Šeškinės kritiška, važiuojantieji prašo sustoti ten, kur randate tuščią vietą kelio pradžioje ir nebevažiuokite. Labai pagelbėjo akcijos koordinavimas per Lietuvos nacionalinį radiją. Buvo teikiama operatyvi informacija apie susidariusius kamščius, nurodomi apvažiavimo keliai. Sveikinasi Latvijai ir Estai. Labadiena, mėlyjeji, sveicinate Terė. Aš dar priminsiu, kad turėsime žinių ir iš Latvijos, ir iš Estijos, ten, kur mūsų rankos nupynė gyvą grandinę. Dabar štai jau turime žinių apie orą. Koks jis Baltijos sesių dangus.